Sveiki, ką tik baigiau mokymų sesiją, kurios metu apmokiau 6000 beveik žmonių, turėjau 6 sesijas po 1000 kiekvienoje prisijungusių ir ten kilo nemažai klausimų, į kuriuos, manau, verta atkreipti dėmesį ir sprendžiau padaryti klausimų sesiją, kurių metu stengsiuosi atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus. Ir pats pirmas klausimas, ko gero vienas aktualiausių ir praktiškai kiekvienoje sesijoje pasitaikantis, yra duomenų saugumas dirbant su dirbtiniu intelektu ir norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų arba tokius namų darbus, ką pirmiausiai reikėtų pasidaryti dirbant arba pradedant dirbti su įvairiais dirbtinio intelekto įrankiais ir pradėkime nuo Lietuvoje populiariausio, tai žinoma yra ChatGPT. ChatGPT ir dažniausiai žmonės naudoja nemokamą versiją. Tai viskas ok, jeigu norit naudoti nemokamą versiją, naudokit, bet svarbu pasidaryti tokius namų darbus ir pakeisti tam tikrus nustatymus. Tam, kad galėtumėt apskritai keisti nustatymus, jums reikia būti prisiregistravus, susikūrus paskyrą ir būtinai prisijungus. Kitaip nustatymų keisti negalėsite. Tai kai jau esate prisijungę, prisiregistravę, kairėje pusėje ChatGPT nuėję matysite savo inicialus, ant jų paspaudę matysite yra skirelis Settings, atsidarę Settings, matysite Data Controls. Ką reiškia Data Controls? Mes galime pasakyti kompanijai OpenAI, būtent kaip mes norim, kad mūsų duomenys būtų saugomi, kas su jais nutiks vėliau. Ir šitoje vietoje pirma eilutė yra viena svarbiausių – Improve the model for everyone. Ką tai reiškia? Jeigu jūs nesate nustatę, kad Improve the model for everyone būtų off, tai reiškia, kad jūs leidžiate kompanijai OpenAI visą informaciją, kurią jūs įkeliate į ChatGPT pokalbių metu, ar tai būtų nuotraukos, ar tai būtų įvairūs Excelio failai, PDF-ai, paprastas tekstas, visą šitą informaciją sutinkate, kad kompanija OpenAI vėliau panaudotų apmokant savo modelius. Ką reiškia modelio apmokymas? Tai reiškia, kad kitą kartą, kai išeis nauja versija ChatGPT, pavyzdžiui, kokia 5.5 arba 6 versija, jau tuos duomenis, kuriuos jūs pateiksite pokalbių metu, jie bus įtraukti ir panaudoti modelių apmokymui. Gali kilti klausimas, o kas čia blogo? Gal nieko blogo, jeigu kompanija OpenAI ir ChatGPT pasidarys protingesnis ir tie duomenys bus panaudoti. Tai jeigu jūsų pagrindinis panaudojimas yra klausiant patarimų, pavyzdžiui, ką pasigaminti vakarieniai, galbūt kokį gerą receptą man gali pasiūlyti, nes šaldytuve turiu pieno, kopūstų ir morką. Tai jeigu jūsų užklausos yra tik tai tokios, tuomet sakyčiau, viskas ok, galite naudoti ChatGPT neprisijungę ir šito nustatymo nekeisti. Bet jeigu jūs keliate įvairią informaciją, kuri yra asmeninio pobūdžio, galbūt savo nuotraukos arba savo vaikų nuotraukas, kam dažnai mama, žinau, naudoja ChatGPT, atsako, reikia pasidaryti kvietimą į gimtadienį. Įkelia į ChatGPT nuotrauką vaiko ir prašo padaryk iš tos nuotraukos kvietimą į gimtadienį. Tai vėlgi, jeigu jūs nesate išjungę štai čia Settings, dar kartelį, Data Controls, Improve the model for everyone, reiškia sutinkate, kad jūsų, pavyzdžiui, vaiko nuotrauka būtų naudojama modelių arba kito kalbos modelio parengimui. Kodėl tai gali būti blogai? Pabandykime įsivaizduoti. Jūs įkeliate savo vaiko nuotraukas, kitas modelis išeina jau apmokytas su jūsų duomenimis ir kai kažkas paprašo generuoti paveiksliuko, sako, sugeneruok man vaiko paveikslėlį, galim pamatyti galbūt tam tikrų bruožų, kurie bus panašus į jūsų keltas nuotraukas. Pavyzdžiui, matysite, kad sugeneruotas paveiksliukas, žiūrit, o jau galbūt jūsų vaiko nosis ar ausis kažkaip tai galima atpažinti. Žinoma, aš šiek tiek stipriai utiruoju, nebus jau taip, kad nuo vienos ar kelių nuotraukų modelis taiga visiems ims generuoti jūsų vaiko nuotraukas, bet esminė mano žinutė yra, kad ta informacija, kurią jūs pateikėte, ji bus išsaugota ir vėliau, jeigu sutinkate, dar tą informaciją panaudos kompanija apmokant naujus modelius. Tai toks
paprastas praktinis patarimas, pirmiausiai labai atsargiai su jautria ir konfidencialia informacija, ypač jeigu jūs keliate neasmeninę informaciją, pavyzdžiui, dirbate įmonėje arba valstybinėme sektoriuje, organizacijoje, institucijoje. Tai šitos informacijos kelti negalima dėl duomenų apsaugos reglamento, nes jeigu jūs įkeliate informaciją į, tarkim, ChatGPT, reiškia, kad jūs jau atsisakote informacijos duomenų priežiūros ir perduotate duomenų priežiūrą trečiai šaliai, taip pažeisdami tai taip vadinama BDR. Jeigu tai yra asmeniniai duomenys, vėlgi jau tada reikėtų pagalvoti, ar tikrai norite, kad tie duomenys kažkur patektų ir būtų apmokamas kalbos modelis. Taigi, pirmas namų darbas, ką pasidarome, atsidarome settings, nueiname į data controls, improve the model for everyone, pasižiūrėkit, kad būtų off. Tie, kas turite Teams arba Enterprise planą, čia jau pagal nutilėjimą iš karto bus jums off, bet tie, kas naudojatės nemokamą versiją arba plus planą, greičiausiai pas jūs šitoje vietoje bus on. Dar vienas svarbus nustatymas yra delete all chats. Šitoje vietoje mes tarsi galime pasakyti kompanijai OpenAI, ištrink visus mano prieš tai buvusius pokalbius ir duomenis, kuriuos aš įkėliau. Atrodytų viskas labai fainai, galim paspausti delete all ir po kiek laiko matysime, kad pokalbių istorijoje, kur išsaugomi visi pokalbiai, mūsų pokalbių nebesimatys. Ir gali atrodyti, kad štai ChatGPT, tiksliau kompanija OpenAI, mūsų paklausė ir ištrynė šios pokalbius. Tačiau dabar vyksta teisminiai procesai Amerikoje ir The New York Times yra padavusi į teismą kompaniją OpenAI ir Microsoft dėl duomenų panaudojimo apmokant jų modelius be atlygio. Ir teismas yra uždėjęs draudimą trinti bet kokius duomenys iš serverių. Kitaip sakant, net jeigu jūs pasakysite, per nustatymą nuėję sakysite, taip, noriu viską ištrinti, einu į settings, data controls, paspaudžiu delete all, vis tiek tie duomenys liks serveryje tol, kol yra uždėtas teismo sprendimas arba nurodymas, kuris neleidžia tų duomenų ištrinti, kol vyksta teisminiai procesai. Tai vėlgi dėl to reikėtų pagalvoti apie tai, ką keliate, kokią informaciją siunčiate į įvairias programėlės, tokias kaip ChatGPT, Google Gemini, galbūt kažkokių kitokių nemokamų įrankių esate susiradę, kurie atrodo labai kažkaip tai efektyvus, padeda, bet labai svarbu atkreipti dėmesį, kas vyksta su jūsų duomenimis. Ir šitame kontekste norėčiau dar vieną paminėti programėlę. Tai čia labiau turbūt aktualu bus jaunimui, kuris naudoja šią programėlę įvairių video generavimui. Tai yra programa CapCut. Tai ko gero tekę girdėti apie ją, viena populiariausių šiuo metu, labai lengvai leidžia redaguoti video, sukurti filmukus ir jeigu šiaip pabandytumėm surasti informacijos apie tai, kas vyksta su duomenimis, kuriuos mes įkeliame į programėlę CapCut, ir čia naudoju Perplexity paieškai ir čia Perplexity man pateikia trumpą atsakymą, kad naudodami programėlę CapCut sutinkame, kad visas įkeltas turinys, įsivaizduokite, nusifilmuojate savo vaiko, gimtadienį arba kaip jisai smagiai laksto po pievą ir įkeliate į programėlę CapCut, norėdami sumontuoti tą turinį. Ir pagal atnaujintas vartojimo taisyklės, sąlygas, jūs sutinkate, kad visa ta informacija, vaizdai, garsai, nuotraukos vėliau gali būti panaudojama dirbtinio intelekto apmokymui ir be to dar perdodama tretiesiems asmenims, kompanijoms, kurios gali kaip tik nori naudoti tą medžiagą be jokio atlygio. Ir vėlgi tas baisusis scenarius, įsivaizduokit, kad įkeliat video medžiagą ir po to pamatote, kaip išeina koks nors reklaminis klipas, kur ta jūsų nufilmuota ir įkelta medžiaga buvo panaudota, nes jūs paspausdami I agree, reiškia sutinkate perduoti visą tą medžiagą trečiosiams šalims be jokio atlygio. Tai skamba baugiai, baisiai ir man net buvo sunku patikėti, kad tokias sąlygas
gali kompanija pateikti, nuėjus į cap.com ir Terms of Service, arba galim pasižiūrėti, kaip atrodo jų tas sutikimas, kai mes pradedam naudot jų programėlę ir matome, taip, jau čia dabar pabėgo, matome tokie sakiniai, pastraipos: by submitting user content via services, reiškia įkeldami turinį per jų programėlę, jūs sutinkate suteikti mums pilną, žodžiu, prieigą prie turinio be jokio užmokesčio ir neprieštarauja, kad vėliau mes galim jį publikuoti, daryti, žodžiu, ką norim su juo, sukurti naują turinį, parduoti galbūt kitom kompanijom ir panašiai. Tai šitą informaciją pateikė man Perplexity, viena iš tokių paieškos sistemų, kurią galėčiau rekomenduoti kaip įrankį paieškai. Bet čia jau dar vienas niuansas išlindo, kur galbūt vėlgi norisi atkreipti dėmesį, kad toli gražu ne visada paieška su dirbtiniu intelektu būna tiksli. Ir čia į tą pačią užklausą, ką man atsakė ChatGPT. Tai kadangi ChatGPT turi taip vadinamą memory, žino mano vardą, kur aš gyvenu, kad aš gyvenu Lietuvoje, Kaune, yra Europos Sąjunga, į tą patį klausimą atsakė panašiai, kad taip, yra toks pasikeitimas ir mes sutinkame visą turinį tarsi atiduoti, kurį įkeliam, bet svarbu paminėti, kad Europos Sąjungai ir Jungtiniai Karalystiai ši taisyklė negalioja. Kitaip sakant, nėra viskas dar taip beviltiškai blogai, kadangi mes esame Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos įvairūs įstatyminiai aktai, tvarkos mus šiuo atveju apsaugo nuo tokio nelabai kokio, vadinkim, panaudojimo, būtent kai visas turinys yra kažkur galbūt parduodamas, perduodamas ir galbūt mes to visai nenorime daryti. Ir čia ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu ChatGPT neturėtų to konteksto arba supratimo, kad kalba su manim Europos Sąjungos piliečių, gyventojų, Lietuvos piliečių, kuris priklauso ir Europos Sąjungai, vėlgi nebūtų išskyręs to svarbaus aspekto. Ir čia būtent taip ir atsiranda tie įvairūs netikslumai, kai jeigu mes netikrinam, kas yra parašyta dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, paieškos atsakyme, nors yra pateikiamos nuorodos, galim pasiskaityti, bet iš tiesų nuėję į puslapį, kur yra, pavyzdžiui, ir pateikiamos visos šitos sąlygos, ar tikrai visą šitą tekstą atidžiai nuo A iki Z ir perskaitysim. Greičiausiai, kad kažką tai permesim akim, kažką pamatysim, kažko nepamatysim. Ir čia ir būtina atkreipti dėmesį noriu į tai, kad kartais, arba netgi ne kartais, gana dažnai tie atsakymai dirbtinio intelekto pateikti, jie gali būti faktiškai netikslus arba neteisingi, jeigu yra nepilna informacija arba nepilnas kontekstas pateikiamas. Šiuo atveju nebuvo pateiktas kontekstas, kad eina kalba apie Europos Sąjungą ir ar galios man kaip Europos Sąjungoje gyvenančiam piliečiui. Tai tiek trumpai, nežinau, ar tai labai trumpai gavosi, bet galvokim, kad trumpai. Ir, jeigu buvo įdomu, palaikinkit, pasidalinkit, jeigu manot, kad svarbu, stengsiuosi daugiau tokio turinio sukurti ir pateikti atsakymus į kitus dažniausiai užduodamus klausimus. Tai čia buvo Kristijonas Jakobsonas ir iki susimatymo.